Jūs galvojat, kad šaudymui iš lanko reikia tik tai lanko ir strėlių? Toli gražu, ne. Tuoj paaiškinsiu, ko mums reikės dar. Nesvarbu, kokį lanką nupirktumėte, jums būtinai reikės taikinių, jų tvirtinimo įrangos prie gaudyklės, rankos apsaugos, kad netraumuotumėte save su temple, pagalbos ištraukiant strėles, liniuotės, su kuria mes kontroliuojame žiedą ant templės ir lanko įtempimo gylį. Templės įtempimui mums reikia arba pirštinės ant 3 pirštų, arba tabo ant tų pačių 3 pirštų. Gali būti toks profesionalesnis. Rytietiškam lankui reikia žiedo ant didžiojo piršto. Dar rytietiškam lankui reikia pirštinės ant 2 pirštų. Dėl to, kad ant šito piršto gulės strėlė ir gali su plunksnais traumuoti pirštą. Aišku, tai toli gražu ne viskas, ko gali jums prireikti profesionaliam šaudymui. Bet čia minimalus rinkinys, kurį aš siūlau turėti kiekvienam lankininkui. Norit pačiupinėti visą tai gyvai, pašaudyti iš skirtingų tipų lankų? Kviečiu jūs pas save į svečius. Kaip tai padaryti? Nuoroda aprašyme. O šiandien iš jūsų laikas, prenumerata ir komentaras. Iki!